keliavom su Lėjuku į oro uostą, žmonių velekį. Man tas logistika taip šustrai sudėliojo, kad man tai reikėjo su visų kalnų lagaminu ir su vaiku keliauti, plus Vilniaus oro uostas atnaujintas, tai įlipimas irgi yra ties viduriu, nebereikia tenais užkilti kalneliu, arba mums tiesiog nepavyko, bet man rodos nėra galimybės, nes dauguma žmonių lipa. Čia va lagaminų kalną užsitempti. Vis ir savį ir vaiką. Ne? Ate. Atvara tėtis šaunuolis, pastatęs mašiną šiaip lėtai. Čiut. Tai išmokom nemažai pamokų, pasirodo, kad kai vaikas yra iki 2 metų, nereikia nieko mokėti papildomai už vežimus, ką mes darėm, išsipirkom ten už 15 eurų. Tai yra nemokamai ir mes jau padėjom vežimą į bagažą, pasirodo galima su juo vos ne iki pat lėktuvų nukeliauti ir ten po to svarbiausia užklijuoti lipduvą, kurį gauni ant vežimo ir jį ten kažkas paima ir įdeda į bagažą. Ir skysčių galima neštis kiek nori šiaip su vaiku. Tai ir košyčių prigaminus buvau, ir vandens buteliuką pasiemusi, tai drąsiai galėjau dar pasimti ir mums su vyru, tai buvę geriau, tai aišku jau savo nusipirkom vandens, bet ateičiai kitiems. Mūsų baltukas. Atkeliavom į butuką. Taip gražu, taip jauku viskas atrodo čia kol kas. Tokį elai reikia įeiti. Čia įdomiau įeini į alai, tada pasuki po dešinę, yra raktukų dėžutės, 3 su skirtingais kodais. Tai dabar man tau užlipti į 3 aukštą, pasirodo čia aukšte mūsų butas. Šitos vietos neapgalvoju, bus ką veikti, kiekvieną dieną vežimo tampytis. Ir dabar lagaminų žinoma. Kai užlipau 3 aukštą, tai dabar kažko wow nebus. Todėl, nes susitarę buvome su savininkais, kad įleistų anksčiau čia ateis valyti, išvalyti kambariuko. Bet šiaip fainai va. Lovas, spintos, telikai, valgomasis, virtuvėlė, gražus vaizdas pro langą va. Čia gal labiau matas. Visai nice. Happy? Šiandien pasivaikščiom po miestą. Nu va, ir pirmas driežas jau sutiktas Maltai. Ne pats džiugiausias, irgi baisu, bet tai nieko tokio. Nevaryk arčiau mane. Reikia geresnis kadras. Su jachtom turbūt kaip su namais. Įsigytum vieną, pastatytum va tokiam uoste, pamatytum daug kitokių variantų ir norėtum jau vėl kitokios. Kaip su namu. Stataisi vieną, dar nebaigai statyti, o jau galvoju, kaip 3 statysi kitaip. Labai patiko man to paėris, kai pasako apie Stone Beach'ą ir galėsim nueiti, merkti kojytes. Tai man tas sako, ten papų daug nuogubas. Tai aiškinosi, kaip jam ten išsivedė tą logiką. Tai nežinau, tą logiką kokia. Tiesiog buvo. Išgirdo, ką norėjo girdėti.
iš Stone Beach. Išgirdo nagų paplūdį. Taip, kaip ir tos palmos. Tai atkeliavome į Fort Manuel, bet jisai turbūt jau bankrutavęs, nežinau, nes matosi, kad būtų muziejus, tačiau nėra jokio asmens, kur galima būtų įsigyti. Daug spynų, daug įspėjamųjų ženklų ir daug grotų, kad niekur nepatektum. Tai dėja tiek tipenti nebeverta. Kas gražu, tai tas bokštelis. Ką išeina matyti ir dar pabandysiu. Dar biškį palipus, va. Toks neblogas vaizdas atsiveria. Sugriuvėsiu. Keliavome į Rocky Sand Beach. Ir dar gal atrasti Fort Manuel. Čia labai įdomi tarp modernių namų, tokia įsipaišiusi gražutė ovali. Turbūt koplytėlė. Ir va čia, va kaip gražu. Ir ten matau gražu. Nukeliaujam dar tenai. Dar vienas yra slaptas turbūt praėjimas į Manuel Fortą ir Stone Beachas. Nu šiaip fainas labai. Kvapą turi, aišku, tokį nemalonų biškutį. Bet ko norėti, uostas. Žiauriai įdomų dalyką pastebėjom, kad pridaryta laukiniam katėm, vat, namelių, kur gyventi ir skatina turėti daug tokių beglobių gyvūnėlių. Liūdna. Skanu ir taip norėjom kavos, kad net nespėjome nufilmuoti anksčiau, kaip įgavome. Kol neparagavom porą gurkšnių. Kanola žiauriai skani, nėra net ką lyginti su Lietuva. Prasme, amazing, skonis, amazing. O čia čekutis išleidom 8 eurus už 2 kavos puodelius ir kanolą. Normaliai atrodo, kaip Lietuvoje, panašiai kainos. Ir kavytės labai skanios. Tikrai rekomenduojama vieta. Beačiukas, biškutuką su gražiu vaizdu. Goldai, matomai, išsinuomoti gali. Arba va tenais gali nueiti ant uolų prigulti. Papuolėm į prekybos centrą. Tokį jau mandresnį. Su lakostėm, gesais ir panašiai. Čia netgi matosi, jisai yra per 4 aukštus. O dabar bėgam ieškoti tualetą, nes Lėja atsikėlė. Kol sukam ratus ieškodami Lėjukui tualeto, užmatėm žiauriai fainą kepurėlį. Čia visokio velnio pilna. O labiausiai tai šitos picytės patraukia dėmesį. Didelė kaip virlės atrodo, tai pasigriepsime porą paragauti. Kol kas dėja matome tik tais tokius paplūdimius. Aišku, jie atrodo įspūdingai, tikrai gražiai, bet nepritaikyti, žinoma, su mažu vaiku. Na, bent jau mes nerizikuosim. Bet šiaip labai, labai įspūdingai atrodo. Ir žmonėms kitiems, kaip matote, netrukta, jie drąsiai maudosi, deginasi. Na, su šiukšlėm pas jos dėja liūdesėlis. Tikrai nesutvarkyta dar yra. Klausimas iš vis ar įmanoma. Bet kai vaikštai po gatvės, tai nėra labai malonu, nes, na, šiukšlių kvapas tiesiog yra.
Dabar, kai grįžom namo, čia tai jaučiasi visai kas kita, nes viskas švaru, gražu, lovytė paklota, Lejukas siaučia, aišku, mažų pirštukų liks, kas be ko. Na ir kągi, ir gražasis vaizdas pro langus.